Psalmė 103 atsiversim. Mes tęsim seriją apie Dievo charakterio atributus, kas Dievas yra, ką Jisai gali, ko Jis negali, ką Jis žino, ko Jis nežino, kur Jis yra, kur jo nėra ir taip toliau. Mes per daug žinom apie save ir per mažai žinom apie Dievą, dėl to mūsų krikščionybė yra padėk savo vadinasi. Bet tai nėra krikščionybė. Krikščionybė yra atiduok Dievui. Tai yra krikščionybė. Jisai tai gali. Bet ar jūs žinot, kad Jisai gali? Apie tai mes ir kalbam. Jau 3 pamokslą. Gal daugiau nei 3. Taip. Šiandieną kalbėsime apie Dievo charakterio atributą, kuris yra tas keistas žodis, Dievas yra suverenus Dievas. Kitaip sakant, pati aukščiausia valdžia, kuri valdo visiškai viską. Visiškai viską. Psalmė 103, eilutė 19. Viešpats danguje pastatė savo sostą. Jo karališka valdžia valdo viską. Ar taip pas jūs parašyta? Paskaitykim visi garsiai. Jeigu aš girdėsiu, kad kažkas tai skaito kitaip, reiškia gal pas mane Biblijoje netai parašyta. Okay? Viešpats danguje pastatė savo sostą. Jo karališka valdžia valdo viską. Pas visus žodis viskas yra. O kaip jūs galvojate, kas įeina į viską? Nuo A iki Z. O yra kas nors, kas neįeina į viską? Ne? Ar Jisai valdo žemės sukimasi, kada saulė patekės? Ne? Ar Jisai valdo, kada žolė augs? Ar Jisai nusprendžia, kada jinai nudžius? Ar Jisai nusprendžia, kada tu gimsi? Ar nusprendžia, koks tu gimsi? Kažkas sakė, gimsta net su dantim. Kur čia? Norvegijoje, Švedijoje, kur ten sakai? Ar Jisai nusprendžia, kiek pas mane galvos plaukų bus? Ar prapliks? Ar anksčiau laiko prapliks? Ar pražils? Jisai viską valdo. Ar ne? Ar Jisai nusprendžia, kada mano dienos baigsis? Ar Jisai nusprendžia, kas bus valdžioj? Mes galvojame, kad mes nubalsuojame. Bet kas pastato valdžią? Ar mes nubalsuojam? Ar mums reikia balsuoti? Vat mes šiandien apie ką kalbėsim? Apie 2 dalykus, kurie mums yra kartu nesugyvenami. Vienas dalykas, Jisai valdo viską, o antras dalykas, aš turiu laisvą valią. Ir kaip gali kartu tie 2 dalykai būti? Jeigu Jisai valdo viską, tai Jisai valdo ir mane. Teisingai? O tai kur mano laisva valia? Ar Biblijoje yra apie laisvą valią eilučių? Nėra eilučių apie laisvą valią. Renata, labas rytas. Man nėra. Tau nėra. Ai, tu esi po diktatūrą. Taip, jo sostas danguje, Jisai valdo Renatą visą. Teisingai. Gerai. Taip, kur mes čia dabar galim keliauti? Atsiverskime Jono Evangeliją 3 skyrių. Vieną kartą aš pamokslavau iš to skyriaus. Tenai atėjo fariziejus, Nikodemas, pas Jėzų ir sako, Jėzų, kaip man į tą dangaus karalystę patekti? Ir Jėzus ką atsakė? Tau būtina gimti iš naujo. Ne? Ir mums koks klausimas kilo po to pamokslo? Kaip man gimti iš naujo? Ką aš turiu daryti? Ar taip, 1, 2, 3, ar išeis gimti iš naujo?
Ar ne? Ir šiandieną mes iš to pačio skyrius pažiūrėsime keletą eilučių. Jono 3:27. Žmogus nieko negali pasiimti, jeigu jam neduota iš dangaus. Šičia yra tas pats skyrius apie gimti iš naujo. Ir šičia kalba apie tai, kad nuo Dievo priklauso, ar tu gimsi iš naujo. Šičia kalba, kad gimimas iš naujo, tu jo neišsireikalausi, tu jo nepagaminsi, nėra recepto, nėra pratimo, nėra 1, 2, 3. Čia tas pats, kas, davai mes esam žmonės ir pasakykime 1, 2, 3 ir tapkim žuvim. Žinai, nesąmonė kažkokia, ne? Ir tas pats, kas mes esame kūniški, mes esam sieliški ir sakom 1, 2, 3 būkim dvasiniai. Tai yra tas pats, kas tapt žuvim. Neišeina. Ir viskas nuo Dievo priklauso. Jisai turi ten sostą ir jisai valdo viską. Ir jisai išgelbėja, ką nori, išgelbėja, kada nori, išgelbėja, jeigu nori. Jisai valdo viską. Ir dabar po biškį jums tikėjimas griūna. Nes jūs galvojate, o tai ką aš darau? Ar ne? Jeigu jisai valdo viską. Taip, paskaitykime Jono 3. 5 eilutė. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėkite, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Vėjas pučia, kur nori, jo šimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Kitaip sakant, Dievas, ką nori, tai išgelbėja, tu tik tai matai, o, išgelbėjo. Tu tik tai matai, o, manyje kažkas tai kitokio pasikeitė. O, aš nustojau daryti kažkokius tai nesąmonės. O, aš matau Dievo darbą brolio gyvenime. Aš nesuprantu, kaip tai vyko. Brolis negali paaiškinti, kaip jisai padarė. Kaip aš tapau tokiu, kokio aš esu. Aš negaliu sakyti, skaitykite šitą knygutę, jinai pakeis jūs į tokį, koks aš esu. Arba pasimkite šitą eilutę, ir šitą eilutę, ir šitą, ir A plus B plus C lygų, būsit kaip Saulius. Ne. Dievo dvasia, jinai valdoma yra Dievo, ir Dievo darbas manyje yra valdomas Dievo. Ir šitas pamokslas, kodėl šitas pamokslas yra svarbus? Jisai supurto mūsų norą patiems keistis. Ne mes patys keičiamės. Dievas turi sostą, jisai valdo viską ir tas, kuris pradėjo gerą darbą mumise, jį ir užbaigs. Jisai keičia mus. Dabar kam mums reikia skaityti Bibliją, jeigu jisai keičia mus? Aš nenoriu taip skubėti, kad jūs pavargtumėt. Aš jūs dar online? Jarūta iškrito jau iš žaidimo. Nieko, Jarūt, paskui mes tave pasivysim. Gerai. Kodėl mums reikia skaityti Bibliją, jeigu Dievas daro pats? Kaip Dievas sukūrė dangų ir žemę? Pasakykite man. Pikšpokšt. Jisai sukūrė savo žodžiu. Taip? Jisai pasakė ir įvyko. Pirmą dieną, ką jis darė, kalbėjo per sukūrimą. Antrą dieną kalbėjo. 6 dienas kalbėjo. Tebūnė atsiranda paukščiai, tebūnė atsiranda žuvis, tebūnė atsiranda vandenynai,
Pirmą vandenyną atsirado, paskui žuvis, okei? Aš jau biškai sumaišiau. Ja. Tai būnė atsiranda žmogus ir jis įsidėjo ir kalbėjo su savimi ir sako, žinai, man atrodo negerai būti vienam žmogui. Reikia sukurti žmoną jam. Ir sako, te būnė žmona. Ane? Jisai kalbėjo. Jisai tai padarė savo žodžiu. Todėl mes skaitome Bibliją. Nes mumise jisai keičia viską savo žodžiu. Bet vieną svarbų dalyką neužmirškit. Ne žodis keičia mus, bet Dievas savo žodžiu keičia mus. Nes linko mes savo kūnišką prigimtim linko mes einame dažniausiai. Dieve viskas tvarkoja, tavo žodį jau turiu. Eik namo, aš su tavo žodžiu save pasikeisiu. Tu man pasakyk, žinai, aš ateinu pas Bibliją, ne pas Dievą, pas Bibliją, ir sakau, kur daugiausiai yra patarimų? Patarlių knygoje. Ir ne veltui Dievas patarlių knygą į vidurį Biblijos pastatė, ne? Nes mes kur beverstum, ten patarlių knygą. Ir sako, aha, kokią man patarlę reikėtų šiandienai, kad aš susitvarkyčiau su ta silpnybė ar ta. Ir aš žiūriu patarlę ir galvoju, aha, kaip įdomu, wow, šitaip dėsniai veikia. Aš dabar supratau, man reikia nustoti tai, pradėti tai daryti. Taip? Ar mes skaitom tai Bibliją? Ar mes skaitome Bibliją taip, Dieve, tavo sostas yra danguje, tu valdai viską ir šitą situaciją, kokią aš turiu, nėra nei vienos patarlės, kuri galėtų tai pakeisti. Nėra nei vienos patarlės, kuri galėtų mano nusidėjėlio gyvenimą suremontuoti. Nes Biblijoje, kurią aš skaitau, parašyta, ne žodyje jėga, bet dvasioje jėga. Ir ta dvasia, tas Dievas, pasiėmęs tą žodį, gali iš manęs padaryti bet ką. Todėl mes skaitome Bibliją. Ar ne? Gerai, kur mes čia iš vis, man atrodo, biškinojam šoną. Ok. Dabar, kur yra mūsų laisva valia? Mes supratome, kad Dievas daro viską, ne? Jono 3:15. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų. Nuo ko priklauso, ar žmogus pražus ar nepražus? Nuo Dievo, kuris saugos, rūpinsis, laistys, prižiūrės. Nuo Dievo priklauso, jisai pražus ar nepražus. Nes Dievas yra tas, kuris vienintelis viską daro. Bet kas čia parašyta? Kad kiekvienas, kuris jį tiki, štai yra mūsų laisva valia. Aš gyvenu šioje žemėje ir aš turiu tikėjimą, bet tas tikėjimas tiki kuom? Savim, taisyklėmis, aplinkybėmis ar visagaliu. Ir dėsnis yra toks, aš gal pamėginsiu nupiešti. Jeruta, kai aš nupiešiu, gal aiškiau bus, tu grįši pas mūsų klasį. Žiūrėkit. Yra Dievas. Taip, kur čia? Yra Biblija. Yra aš. Ir Dievas sukūrė žmogų kam? Bendravimui. Taip? Jūs žinote tai? Jūs žinote tai? Ir jisai nori per Bibliją man kalbėti, bet jisai nori. Bet jisai nori. Jisai pasirinko per žodį kalbėti, bet jisai nori. Ir jisai nori, kad aš
savo laisva valia tikėčiau ne Bibliją, o tikėčiau juo. Suprantate? Ir šičia sako, 15 eilutė, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų. Ne Biblija tiki, jį tiki. Jisai parašė žodį ir aš tikiu jo žodžiu, nes tai yra jisai pats. Bet nepamirškite, tai nėra, krikščionybė nėra gyvenimas žodžiais. Krikščionybė yra gyvenimas su kūrėju. Nėra gyvenimas su pažinimu. Nėra gyvenimas su taisyklėm ir apibrėžimais. Yra su kūrėju. Ir mes norime pažinti Dievo atributus, Dievo charakterį, kas jisai toks yra, nes mes per daug gyvename be jo, nes jo nepažįstame. Mes sakom, žinai, kažkokia tai bėda atsitiko. Reikia man kaip nors iš tos bėdos išsikapanoti. Kur man gauti patarimą? Labą dieną, kas tave į tą bėdą patalpino? Ir kas toje bėdoje tave mokina? Ir kas iš tos bėdos žino kelią? Ir kas iš tos bėdos tave išves? Tau nereikia bendrauti, tu ir patarimas. Tu ir patarimas. Tau reikia sakyti, Dieve, kalbėk man tai, ką tu nori kalbėti. Ok? Čia yra mūsų laisva valia tikėti. Ir šis pamokslas sukasi apie du paprastus dalykus. Dievas valdo viską, o mes tikime, kad jisai valdo viską. Kaip buvo patarlių 3.5 prie tą pamokslą, ne? Visa širdim pasitikėk viešpačiu ir nesiremk savo supratimu. Mano keliai dažniausiai yra eiti pačiam. Dėl to pasaulis mus mokino, jeigu pats tau nepadėsi, ir Dievas tau nepadės. Velnias taip mokina. Ir gerai Renat pasakė, reikia apversti aukštinkojam. Žinote, kad kiekvienas melas yra tiesa, jeigu apverti aukštinkojam? Žinot, kodėl taip yra? Todėl, kad velnis nėra kūrėjas. Iš kur atsirado visi melai? Velnis sukūrė. Iš kur apgaulės? Ne, jis nesukūrė nieko. Jisai pasiėmė Dievo Bibliją ir apvertė aukštinkojam. Ir gavosi visi melai. Paprasta, ne? Ir jeigu jūs girdite kokį nors kvailą teiginį, apverskite aukštinkojam, pamatysite Biblijos eilutę. Taip? Pavyzdžiui, kad ir ta patarlė. Jeigu savo nepadėsi, Dievas tau nepadės. Jeigu Dievas tau nepadės, savo nepadėsi. Aukštinkojam ir veikia. Gerai. Einam dar truputį apie tai, ant kiek Dievas valdo viską. Atsiverskime Psalmę 77. Žinote istoriją apie Mozę, kuris išvedė visą tautą iš vergijos. Jis ėjo pas faraoną. Ir tenai parašyta, kad faraonas neklausė Mozės, nes Dievas užkietino faraono širdį. Dievas užkietino faraono širdį, dėl to faraonas neklausė. Ir žinot, šitas teiginys yra melas. Klausykit, Dievas užkietino faraono širdį, nes faraonas neklausė. Apverskim aukštinkojam. Nes faraonas neklausė, todėl Dievas užkietino jo širdį. O tai yra tiesa. Ir dažniausiai tikinti žmonės suklumpantos eilutės. Pirma Dievas užkietino širdį, paskui faraonas neklausė. Ne, pirma faraonas neklausė. Ir jeigu Dievas užkietina kažką tai, jeigu Dievas padaro kažkokį tai negerą dalyką mūsų gyvenime,
tai ne dėl to, kad jisai visų pirma tai daro, bet dėl to, kad mes tikėjome netuom. Mes ėjome kitą pusę. Ir faraonas norėjo, kad Dievas užkietintų jo širdį. Ir dėl to Dievas užkietina. Ir žiūrėkit, faraonas buvo blogiukas. Taip? Ar Dievas naudoja blogiukus? Dievas naudoja blogiukus. Gal žinot, pirmą atsiverskim Izaiją, paskui grįšim į tą psalmę. Izaijo 10 skyrius, pažiūrėsim, kaip Dievas naudoja blogiukus, labai įdomiai. Izaijo 10 skyrius. Puslapis 722, jeigu kas nors tokiu būdu varto Bibliją. Taip, Izaijo 10 skyrius nuo 5 eilutės. Dievas sako, vargas Asirijai, atsiminkite, Asirijai, mano rūstybės rykštei ir lazdai. Žinot, ką jis sako? Jis sako, Asirija yra blogiukas, bet tas blogiukas yra mano rūstybės rykštė, su kuria aš plaksiu, ką norėsiu plakti. Suprantate, apie ką aš kalbu? Nupieškim. Žiūrėkit, Asirija yra tauta. Ok? Bet parašykime šį čia. Ant žmogaus. Asirija. Ir Dievas sako, Asirija yra bloga. Mes nežinom, ką jin padarė blogai. Paskui parašyta, ką jin padarė. Gerai, aš pasakysiu. Tenai buvo karalius, kuris buvo išdidus, kuris sako, aš pats viską, man Dievo nereikia. Dievas sako, blogai, neteisingai. Kitas atsakymas. Karalius sako, aš viską padarysiu. Antras atsakymas negerai. Kas įvyks? Karalius sako, tavęs nėra, aš esu. Neišlaikė egzamino. Tu esi blogiukas. Ir jis sako, Asirija yra tas blogiukas, su kuriuo aš plaksiu, ką aš norėsiu plakti. Naudosiu. Blogiukus jisai naudoja. Toliau skaitom labai įdomi čia. Vargas Asirijai mano rūstybės rykštei ir lazdai. Aš ją pasiųsiu prieš vaidmainių tautą. Jisai turi dar kitų blogiukų. Jis nori juos pamokyti. Ir jis mokina blogiukus su blogiukais. Kaip įdomiai. Taip, vaidmainių tautą prieš savo rūstybės žmonės ją nukreipsiu. Įsakysiu plėšti, grobti ir mindyti ją kaip gatvių purvą. Taip, yra rūstybės tauta dar. Yra kiti blogiukai, ne? Kaip jam vadinasi, vienu žodžiu, rūstybė. Rūstybės tauta. Ir šitą blogiuką siunčia plakti šitą blogiuką. Supratote, ne? Viskas aišku. Ir vienu žodžiu, voks, plėš ir mindys kaip gatvių purvą. Bet ji ne taip galvoja. Asirija ne taip galvoja, žiūrėkit, bet ji ne taip galvoja. Jis svajoja sunaikinti daug tautų. Žinot, ką jinai galvoja, ką ta Asirija galvoja? Jin galvoja, kad jinai pati nori plėšti. Jinai pati nori eiti ir nugalėti tą rūstybės tautą. Žmonės galvoja, kad jie patys galvoja. Bet Dievas juos veda, nes Dievas turi tikslą. Dievas nori su tais blogiukais tos blogiukus pamokyti. Toliau. 8 eilutė. Jis sako, ar mano valdovai nėra karaliai? Argi mes nekieti? Taip, 10 eilutė. Ar mano ranka nepasiekia stabmeldžių karalysčių, kurių stabų buvo daugiau negu Jeruzalėje ir Samarijoje? Argi negaliu padaryti Jeruzalei ir jos stabams, kaip padariau Samarijai ir jos stabams? Čia taip galvoja Asirija. Todėl, kai viešpats užbaigs savo darbą Siono kalne ir Jeruzalėje, jis nubaus pasipūtusi Asirijos karalių, jo išdidžiai pakeltas akis. Kaip įdomiai. Jisai blogiuką
nusiunčia pamokyti kitus blogiukus, o paskui tą blogiuką Dievas viską valdo. Jeigu jūs kažkas tai apvogė, žinokite, šitas vagis, jisai yra blogiukas, bet jisai atėjo ne pats pas tave. Dievas norėjo kažką pamokyti tavęs. Dievas atsiuntė ir mes sakom, o tai kodėl tą blogiuką nesunaikina? Aš esu geresnis už tą blogiuką. Taip? Bet Dievas žino, ką su to blogiuku paskui padarys. Kas buvo su faraonu, kai Mozė atėjo? Atėjo Mozė sako, išleisk mano tautą. Jis sako, ne, liksite mano vergais. Abraomas, faraonas sako, liksite mano vergais. Ir dar sykį atėjo Mozė, ir vėl jisai sako, liksite mano vergais. Ir galiausiai Dievas ką darė, rodė Mozei ir visai tautai, kad Dievas yra toks galingas, kad iš tokio užkietėjusio faraono vis tiek gali išgelbėti. Ir jisai faraono širdį Dievas kietino ir kietino ir kietino. Ir kietino tam, kad Mozei vis sunkiau būtų ir sunkiau būtų ir sunkiau. Ir tai tautai būtų vis sunkiau ir sunkiau. Bet galiausiai jisai tą tautą mokino per tą faraoną. Jisai mokino, kad Dievas visagalis. Kaman, ar jūs nepasitikit? Mokina. Ir ką paskui, kas atsitiko faraonui? Kai baigėsi visą tą serialo seriją, kur faraonas pagaliau išleido Mozę su visą tautą eit lauk, tada faraonas sako, davai dar vykimės. Kitaip sakant, Dievas sako, davai dar vykitės, dar davai Mozei sekančią pamoką. Ir Mozė ėjo, žiūri vyjas faraonas. Ir kokia buvo sekanti pamoka? Jie atsimušė į Raudonąją jūrą, sako, kaman, viskas, faraonas mūsų valgys dabar. Dievas sako, dar nepasitikit. Pratvėrė jūrą ir praėjo kaip per asfaltą. Praėjo Mozė su visa tauta. O kas nutiko faraonui, kai serialas baigėsi? Nuskendo su visa savo kariuomenė to jūrai. Ar Dievui nėra visa valdžia? Dievas valdė Mozę, siuntė. Dievas valdė visą tautą, Dievas valdė faraoną, kuriem širdį kietino, kurį nukreipinėja, sako, dar neišleisk Mozės, dar neišleisk. O paskui, kai išleidai, dabar vykis. O paskui lipki jūrą paskui. Ir faraonui viso gero. Ar ne? Ir Dievas valdo visiškai viską. Jeigu pas jūs kažkas nutiko gyvenime, Jisai valdo viską. Ir Jisai jūs mokina. Dėl to dar sykį kartuoju, jeigu manęs prašote pasimelst, kad pagytumėt, mano malda netaip skambės. Mano malda skambės, Dieve, parodyk jiems, ką tu nori išmokyti per tą ligą. Nes Dievas ligą siunčia ne tam, kad liga būtų. Dievas ligą siunčia tam, kad tu išmoktum kažko. Ir jeigu tu išmoksi, ką Jisai nori išmokinti, ar bus dar prasmės Dievui tą lygą laikyti pas tave? Jinai jau išmokė. Faraonas, jisai buvo rakštis Mozei. Bet Dievas sako, faraone, viskas, jau viską padarai, ką norėjau. Laiks tave paskandinti. Ir paskandino, ir Mozė be faraono toliau sėkmingai keliavo per tą dykumą. Suprantate, apie ką mes kalbam? Apie Dievo visą galybę, visiškai visą galybę. Ir psalmė 77, kur aš sakiau atsiversti. Tenai sako, 77, 20 eilutė. Tu vedei savo tautą, kaip avis, Mozės ir Araono ranka. Mes sakom, Mozė koks tu kietas. Ne. Dievas kietas. Ok.
Užteks su to. Nepavargot. Ne per sunku. Mankštelę padaryti kokią nors. Įsitieskit. Gerai. Dievas stovi už visko. Už visko, kas yra jūsų gyvenime. Už nelaimės, už sėkmės, už apreiškimo arba už tuščio laiko stovi jisai. Jisai stovi už visko. Mano gyvenime yra buvę daug kartų, kad aš pragyvenu mėnesį laiko ir Dievas nieko man nekalba ir man atsiranda abejonės. Man atsiranda toksai jausmas, ką aš čia darau, ar tai yra tikra. Ar žinote, kad tai buvo labai svarbus mėnuo? Man atrodo, mano akimis atrodo, tas mėnuo buvo iššvaistytas. Dievo akimis atrodo, be to mėnesio aš niekaip neįsitvirtinčiau į tai, kad Dievas yra ir tuštybėje. Jisai yra tame laike, kada nekalba, jisai stovi šalia ir tyli. Jisai rūpinasi manim ir jisai nori mane išmokinti kai ką, ko neišmokčiau, kai yra apreiškimas po apreiškimo. Suprantate? Jisai stovi už visko. Gerai. Aš čia dar daug pasirašęs, bet bus per daug. Atsiverskime mes paskutinę tada vietą Romiečiams 9 skyrių. Apie Dievo visagalybę ir žmogaus laisvą valią. Pasižymėkite. Romiečiams 9, Romiečiams 10, Romiečiams 11. Tie 3 skyriai yra patys stipriausi skyriai, kalbant apie Dievo visą galybę, Dievo suverenumą ir apie žmogaus laisvą valią. Tenai vyksta visus 3 skyrius diskusija. Tenai tos 3 skyrius kalbama, tai ką, žinai, Dievas daro, žmogus daro. Tai ką, žinai, ar mes prieštarausime jam ir taip toliau. Paskaitykite namuose tos 3 skyrius. Taip, 9 skyrius. Tarkim, 20 eilutė. Ak žmogau, kasgi, tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi dirbinys klausia meistro, kodėl mane tokį padarei? Ar podžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą garbingam panaudojimui, o kitą negarbingam? O jeigu Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo jėgą, didžiu kantrumu pakentė pražučiai nužiestus rūstybės indus, kad apreikštų ir savo šlovės turtus gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė šloviai. Suprantate? Jis. Jis sukūrė blogiukus, jis sukūrė geriukus, jis sukūrė situaciją, sukūrė mirtį, jis sukūrė gimimą. Jisai viską. Ir mes sakom, kodėl Jobas klausė, kodėl aš gimiau? Prakeikta diena, kada aš gimiau. Ir ką Dievas jam pasakė? Oje, koks tu kietas, prakeikinėjai, žinai, visagalio darbus. Koks tu kietas? Ar tu buvai, kai aš tave kūriau? Ar tu buvai, kai aš tau dėliau tos pirštus ant rankų? Mamos iščiose. Koks tu kietas? Tu visame tame nedalyvavai, ar tu man dabar aiškinsi, kas yra teisinga? Ir žiūrėkit, vienas iš esminių dalykų visuose jo Dievo atributuose. Dievas viską žino, viską gali, viską mato, bet jisai matydamas tai, jisai vis tiek tave myli. Pagalvokite, koks tu esi? Kaip apie save galvoji? Kaip tu sekasi gyventi? Jisai visą tai žino.
Ir mes daug kritikos tose atsakymuose galime sukurti. Oi, aš nekoks. Oi, man kaip sekasi. Dievas sako, bet aš tave myliu. Bet aš tave pasirinkau mylėti ir traukti savo gerumu ir gailestingumu prie savęs. Visuose atributuose neužmirškite, koks jis bebūtų galingas, jisai iš meilės tai daro. Gerai, Romiečiams 9 pabaigai skaitom taip. 30 eilutė. Tai kągi pasakysime, kad pagonys, kurie neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo, o Izraelis, ieškojęs teisumo įstatymę, nepasiekė teisumo įstatymu. Kodėl? Todėl, kad ieškojo jo netikėjimu, bet įstatymo darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens. Žinote, apie ką tai kalba? Mūsų gyvenimas, aš ir Biblija, jis yra suklupimo akmuo. Mes esame išgelbėti Biblijos ar Dievo? 32 eilutė. Todėl, kad ieškojo jo netikėjimu, bet įstatymo darbais, jie užkliuvo už suklupimo akmens. Mūsų gyvenimas su Biblija, su taisyklėmis ir apibrėžimais ir savęs remontavimu, jis yra suklupimo akmuo. Jis yra suklupimo akmuo. Mūsų gyvenimas su tikėjimu, kad Dievas yra, tai yra krikščionybė ir tai yra mūsų pasikeitimų šaltinis. Suprantate? Mūsų šitas pamokslas kalba apie šitą brėžinį. Aš nesu Biblija. Aš su Dievu, kuris per Bibliją. Ok? Užteks? Ar tikimės prie jo? Prie jo. Ne prie to, ką jisai mums duoda, bet prie jo. Ne prie Biblijos. Prie Dievo, kuris per Bibliją. Pažinkime jį per Bibliją, bet pažinkime ne Bibliją. Pažinkime jį per Bibliją. Sužinokim, ką jisai gali, ką jisai žino. Ir kodėl jisai mane prakaištauja. Ar jisai mane myli? Ar jisai darbuojasi, ar aš darbuojasi? Ar man reikia skaityti Bibliją? Taip, aš turiu turėti, kom tikėti. Aš turiu turėti šaltinį, kaip pažinti Dievą. Bet aš noriu pažinti Dievą, ne taisyklės. Gerai, dėkojame Dievui už šį maistą. Mes prieš valgį dažniausiai tai meldžiame. Dėkojame Dievui už šį dvasinį maistą. Ačiū tau, kad šiandieną girdėjome. Tai nėra paprasta, nes mūsų visa logika nori klausti, o ką dabar daryti. Tikėti tavim, kad tu tai gali, kad tavo rankose mano gyvenimas, kad tavo rankose yra mano situacijos, mano aplinkybės, mano augimas arba mano užstrigimas tavo rankose. Aš pasitikiu, kad tu tai gali. Aš pasitikiu, kad rytojus man yra neįsivaizduojamas, bet tavo yra suplanuotas. Aš pasitikiu, kad šiandieną užtenka tikėti, kad tu gali ir tu veiksi. Ir aš nieko negaliu pasimti pats, jeigu tai neduota iš tavęs. Ir jeigu aš noriu pasimti be tavęs, tu man neduosi. Nes bendravimas su tavim yra esmė visame šitame gyvenime. Dėkojame Dieve, kad tu mus myli, maitini ir augini. Jėzus vardu. Amen.